Sveiki visi. Išgirdome tokį pageidavimą iš jūsų, kad būtų visai neblogai prieš lėktuvėlių laidynės edukaciją pamatyti gyvai, kaip tie lėktuvėliai pasidaro, laidynė pati, paleidimo mechanizmas kaip pasidaro, tam, kad geriau jaustumėtės, užtikrinčiau jaustumėtės, ar ne? Tai trumpas video. Pradėsime nuo to, kad visų pirma, ką reikėtų pasidaryti, tai reiškia susilankstyti lėktuvėlį pagal štai tokią schemą, ar ne? Tai yra paprasta lėktuvėlių lankstymo schema, štai tokia. Gautis jums turėtų, lankstoma išakė turi formato ir turi gauti štai toksai lėktuvėlis, ar ne? Tada ką mes darome? Tada tą mūsų turimą lėktuvėlį reikia pritaikyti, kad jisai tiktų mūsų turimiems iešmeliams, ar ne? Tai iešmeliai, pavyzdžiui, štai šie, ar ne? Jie gaunasi, kad jie yra trumpesni negu kad pats lėktuvėlis, ar ne? O mums reikėtų, kad lėktuvėlis tilptų tarp tų dviejų iešmelių ir dar gale pasiliktų po 1,5 centimetro vienam gale ir kitam gale po 1,5 centimetro. Ką mes pradžiai padarome, tai saugumo sumetimais galime nukirpti, pavyzdžiui, iešmelių aštrius galus, kad tiesiog, kad vaikai nesusižalotų, jeigu toksai, šitą manote, kad toksai poreikis yra, arba juos dėsime tiesiog į galinę dalį, tai tada tikimybės, kad vaikai susižalos yra mažiau. Bet kokiu atveju, man atrodo, galima tiesiog nusikirpti ir nubukinti tos galiukus, ar ne, kad būtų jaustis ramiau. Taigi, ką reikėtų padaryti, kad mūsų lėktuvėlis tilptų, tai aišku, geriausia yra paimti ir jį prikirpti. Tai reiškia nukirpti dalį lėktuvėlio. Pasižiūrim, štai, nukirpau dalį, bandau žiūrėti, ar mano iešmeliai yra tinkami. Pasižiūrim. Iešmeliai, galima dar šiek tiek, pavyzdžiui, nukirpti lėktuvą, pasižiūrėkit, va štai. Galima lėktuvėlį šiek tiek dar prikirpti, kad būtų, jau tikrai mums užtektų. Tai apkirpame, tarkim, tiek, nukirpam dar biškelį, ar ne, truputėlį. Ir dabar jau galime ką daryti, į apatinę lėktuvėlio dalį įdėti vieną iešmelį ir kitą iešmelį. Taip, kaip ir minėjau, gale dedu bukuosius galus. Taip. Taip turėtų gautis. Ką mums dar reikės padaryti, tai reikės uždėti priekyje, uždėti gumelį, čia yra priekis, ar ne? Ir visą tai sutvirtinti lipne juostą. Štai tokią mes naudojame popierinę lipnę juostą. Tai galima šiek tiek atsiplėšti jos, nereikia mums taros. Štai tarkim, gabalėlį atsiplėšiam. Ir štai kitas gabalėlis. Vien mūsų užteks priekiai ir galai. Ar ne? Taip, turime du lipnios šitą gabalėlius. Kaip dabar reikėtų uždėti, kaip uždėti gumytę, ar ne? Tai turime gumą, uždedame ją štai taip, ar ne? Ir tiesiog ištraukime vieną galą. Matot, kaip gavosi? Štai taip. Uždėjau ir iš apačios paėmiau tą žiedą, pratraukiau į viršų. Ką mes turime? Mes turime tokį užtvirtinimą, ar ne? Štai taip atrodo. Ką padarom? Paimam, prislenkam šiek tiek arčiau vidurio, ne vidurio galo, ar ne? Ir tada suspaudžiame iešmelį ir jį apvyniojame lipne juostą. Taip, kad jisai neišsiskirtų. Pabandom tvirčiau suimti, kad jisai štai tinkamai laikytų mūsų lėktuvėlį. Ką mes turim? Štai. Mūsų galas yra padarytas, užtvirtintas ir turime gumytę. Gumytė paliekama apačioje, ar ne, kad jinai. O tada jau įspraudžiame, iš viršaus įspraudžiame lėktuvėlį. Štai, gumytė iš apačios kabo, lėktuvėlis įspraustas yra, ar ne?
Ir dar kaip tik lieka mums šiek tiek vietos, kad galą čia sutvirtinti irgi lipnia juosta. Taip, laikom, turim lipnios juostos gabalėlį, ar ne? Na va, kaip pasisekė čia. Ir lygiai taip pat jo apvyniojame galą tvirtai, kad jisai neišsiskėstų, ar ne? Ką turim? Štai va tokį va sulipdytą lėktuvėlį, ar ne? Taip, tinkšt, 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 tinkšt. Gerai. Ką dar reikėtų pasidaryti be lėktuvėlio mums, ar ne? Be lėktuvėlio mums reikia dar pasidaryti ir laidynę. Geriausia laidynei pačiai naudoti, tam pagaliukui naudoti tvirtesnį pagaliuką. Gerai tinka tie, pavyzdžiui, kinų maisto lazdelė, jeigu tokią turit, ar bet koks kitas pagaliukas tvirtesnis, nes jisai turi tempimą šiek tiek atlaikyti mums. Galima, aišku, paimti ir, pavyzdžiui, neturint, paimti, pavyzdžiui, kad ir kelis iešmelius ir juos lygiai taip pat su lipnia juosta suvynioti tarpusavį ir gauti tokį pagaliuką. Va štai jis irgi bus. Tik tai tada mums reikės jau paimti ir tiek apačią, tiek viršų apvynioti. Na, tarkim, čia greituoju būdu darau. Jo, ne visą laiką labai gražiai, bet va, štai turim tada jau pagaliuką. Nu, jisai kažkiek geriau jau laiko mums tą tempimą tokį. Ką dabar reikia padaryti? Paimam tada ir turim sąvaržėlę. Sąvaržėlės reikėtų šiek tiek storesnės, kad jinai irgi neužlinktų nuo gumos svorio. Ir pats paprasčiausias būdas tai yra irgi uždedam štai čia, gal tada pabandom palikti. Štai turim sąvaržėlę, ar ne? Štai. Ir ją vėlgi pritvirtinam prie pagaliuko, štai tokiu būdu apvyniodami, ne? Tai vienas iš būdų yra, ne? Štai. Nu, nieko daugiau čia iš tikrųjų nereikia labai stipriai daryti. Svarbiausia, kad ta sąvaržėlė gan tvirtai būtų privyniota, kad nesijudintų, neklibėtų. Ir tada belieka iš tikrųjų paimti ir tiesiog pačiam turėti už ko užsikabinti. Techniškai galima būtų tiesiog kabinti nuo pagaliuko, leisti ją, manau, kad jinai irgi pasiteisintų toksai atleidimas. Tai labai nepergyvenkit, jeigu matote, kad kažkas nepavyksta, tai galima ir taip panaudoti. Bet koks pranašumas yra tos sąvaržėlės, tai kad jinai iš tikrųjų leidžia gan lengvai pasileisti lėktuvėlį. Ją svarbiausia laikyti yra tam tikrų kampų. Po to čia jau yra vaikų mokymosi procesas, kaip jie išmoksta juos paleisti. Tai trumpas pasakojimas apie tai. Jeigu dar bus kažkokių tai detalių, tada jau papildysiu būtent pačios edukacijos metus papasakosiu. Tai tokie dalykai. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad klausėte, ačiū, kad teiraujatės.